ką čia krokodilai atnešė? Čia tu, kaimynė. Ir ko čia atsivilkai? Ir kas čia tokios dvi? Aš esu vyriausia dukra. O, aš jauniausia. Mes atėjome čia dėl to, kad mums jau nusibodo gyventi blogose pasakose. Nusibodo. Taip, na tik paklausyk, kaimynė. Nusibodo. Filmume prirašyti apie visokiausias miegančias gražuoles. Apie visokiausias princeses. O aš visada turiu būti pikta ir nedora. O pagalvo, kad man jautis, kad Abelenė visada tokia gera, tokia nuoširdi. O aš? O visos kitos tokios gražios, o aš? Bet turim jam daryti blogus darbus. Nusibodo! Nusibodo! Ša! O jūs visos kvankštelėjote? Kas dar? Ką čia dar atnešė? Viskas nebegali. Sveikas, kūmai! Tavęs čia tik ir betrūko. Visi susirinkam. O ką? O ką dar svečių bus? O tai ką? O tai tu nieko nežinai ir nieko negavai? Ką aš turėjau gauti? Laišką! Laišką? Taigi aš skaityti tai nemoku, juk aš ragana. Na, va, kaip tik tame laiške ir buvo viskas pasakyta. Vilke, sakyk! Atsibodo man valgyt senelę į raudonkepuraitę. Kasgi dar senelė? Aš noriu. Palaukit, kaip ir ankstienai. Aš noriu Norėčiau būti aš gali, toks lengvas kaip upelis. Noriu aš princesių grįžti, nors ką man su jom daryti, aš nežinau. Kokie aš esu vargšelis, norėčiau būti aš drugelis, skraidyčiau tarp žalių laukų ir būčiau mylimas visų. Norėčiau būti aš drugelis, lengvas kaip upelis. Noriu aš princesių ryti, ką man su jom daryti, aš nežinau. Aš nežinau. Pirma, jūsų dar Tu drakonas, ne, tu iš karto eini, ko tu bliauni, tu tik Na, drakonas. ko tu žlimbi? Juk tu esi drakonas. Būk orus. Jūs mane turite suprasti. Juk drakonas pasakose piktas, tu turi gąsdinti vaikus. Aš nenoriu. Ir mes nenorim tikrai. Aš sugalvojau, kad mes visi dingsim iš